Sveiki visi žiūrintys mūsų YouTube kanalą. Šiandieną turim šeštadienį. Kauno Marios vieta žūklės numatyta. Kodėl pasirinkau Kauno Marias šiandien? Todėl, kad labai įdomu čia patikrinti, kas kimba vasarą. Šitoje vietoje paskutinį kartą žvejojau pavasarį, atsidarinėjau šitoje vietoje sezoną. Tai tuo metu mes su Laimantu gaudėm tokius Kauno Marių standartą atitinkančius 700-800 gramų karšelius. Tai tikiuosi labai iš to žūklės, kad žuvies bus daugiau. Žuvis bus gerokai stambesnė, didesnė. Dabar einu pasitikrinti žūklės vietą, ar nėra užimta ten. Jeigu nebus užimta, tada vešios daiktus, krausios ir lauksiu kolegos. Beje, šiandien man kompanija palaikys visų gerai žinomas žvejys, sportininkas, Lietuvos rinktinės narys, tai yra Povilas Motiejūnas. Jisai šiuo metu pakeliu iš Vilniaus į čia, tai sulauksim kolegos, eisim ruoštis kartu daiktus, ruoštis žūklavietę ir bandysim gaudyti karšį. Labai tikiuosi iš Povilo pasisemti patirties, žinių įgauti kažkokių tai. Galbūt sužinosiu tai, ko nežinojau dar, kaip tą karšį gaudyti. Tai va, ir manau, kad ir jums bus įdomu pasižiūrėti, kaip rinktinės narys gaudo žuvį Kauno Mariose. Tenka va prasibrauti pro tokias džiunglės biški, kada eiti iki mūsų žūklės vietos. Va, vanduo labai užkeltas, matau. Įprastai čia būna sausumos takelis tarp švendrų praeiti. Nu ką, užsiėmiau vietą. Vieta laisva, kaip bebūtų keista. Ten tolėliau dar viena tokia vietelė yra. Porai žvejų atsisėsti irgi nebloga. Tai labai keista, kad žmonių nėra. Nu, bet tuo geriau. Nereikės čia stumdyti su visais, kovoti. Žvejosim be presingo vadinamo. Tai labai komfortiška bus žvejyba. Daiktus jau susinešiau. Einu ruoštis žūklavietę, statysiu kadaną prie žolių, Povilui paliksiu kairiai pusėje vietą, švaresnę. Susiruošiu daiktus ir lauksiu Poviliuko atvykstančio. Sveiki visi dar kartelį. Sulaukiu Poviliuko. Sveikas, Povilai. Labas, malonu, kad prisijungiai prie manęs. Tai šį kartą tikiuosi gauti iš tavęs bent kažkokių pamokų, bent kažko naujo sužinoti. Ką galima padaryti, kad tą karšį greičiau pagauti ir kad didesnis jis ateitų. Va, Povilas, kaip ir sakė, kad čia jam nauja vieta šita. Tai pažiūrėsim, kaip Povilas susitvarkys su nauja vieta. Bandysim. Niekad nežvejota. Turiu keletą klausimų Povilui. Pirmas klausimas tai apie šių metų Lietuvos dugninės čempionatą. Kaip vertini savo startą po 2 etapų ir kokie lūkesčiai tavo čempionate? Mastė, kaip visi matėt, patyriau visų laikų blogiausią savo pasirodymą. Pravalo etape, antrame etape, tai ganėtinai neblogai perskaičiau telkinį.
tai mažai baudos taškų ir tikiuosi, kad sekančius 2 pasirodysiu neblogai ir tiek asmeniškai, tiek komandiškai. Tai va tokie vat lūkesčiai būtų. Nu super, tai tikimės, kad į Lietuvos rinktinę vėl žygiuosi į startinį 5. Bandysim, visą laiką yra toks kiekvienų metų tikslas, tai yra patekti į 5, o kaip šiemet pasiseks, bandysime, aišku, kaip ir kiekvienais metais, kausimės. Ok. Antras klausimas, mačiau Facebook'e tavo profilį, tu pradėjai užsiminėti tokią kaip užklasinę veiklą, kai pradėjai mokinti jaunimą ir ne tik dugninės meškerės visų niuansų, tai papasako gal biškį žiūrovam, ką tu tuom nori pasiekti, gal čia tavo daugiau toks kaip hobis, truputėlį biškį info, jeigu galima apie tai. Iš tikrųjų tai noriu, kad kiekvienais metais Lietuvos fideris augtų, tai kaip ir nemačiau tokios veiklos, tokios idėjas, kad lietuviai pritaikytų savo žinias kitiem žvejam, jauniems sportininkam, kurie ateina prie vandens ir pasimetė ir nežino koks kabliukas ir kokios šėryklos. Tai mano mintis tokia, tai tiesiog palengvinti būsimam sportininkui kelią, duoti jam kažkokį postumį į priekį, naujų žinių, kad tiesiog tas lengvesnis kelias į tą fiderio sportininko tą karjerą, galima tai pavadinti, būtų lengvesnis. Nu, šaunu, kad prisidedi prie tos edukacijos mūsų jaunimo, sveikintinas dalykas. Ką, darome startinį šėrimą, Būtinai. Dedam kabliukus, valus, renkam masalus ir bandom tą karšį gaudyti. Bandom karštą, bet bandysim susitvarkyti. Einam matuoti dugną, vėl su kokį čia mes atstumą atsimatavom, ką ant dugno rasim, bandysim nusiskanuoti ir po truputį pradėsim žvejybą su nerim. Startui paduodu visą laiką mariose daug gyvo, nekarpau, aš stengiuosi visą laiką cielą paduoti, kad tas frakciją pastambint, tai bent jau tikiuosi, kad tas krašelis stambesnis ateis. Startinį šėrimą su Povilu baigiam. Dabar renkuosi pavadėlį. Imsiu 60 cm ilgio, storį imu 0,1. Mano čia standartas visą laiką, su 0,1 storio pavadėliu gaudyti. Nesvarbu, kokio dydžio ten tas karšis būna, bet jeigu tu moki įtraukti, jeigu įrankiai tą leidžia, tai tu jį visą laiką išsitrauksi. Tai va, mano visą laiką startas yra 0,1 storio, 60 cm ilgis stovinčiam vandenį. Nu ir kabliukas 16 numerio. Nu va ir pirmas mano masalas ant kablio. Matiliukai supinka. Ką, pirmas metimas padarytas. Taimeris nustatytas kas 2 minutės permetimus, kas 1,5 realiai, kad taškelis biškis išertų, o paskui jau matysim pagal žuvies aktyvumą, pagal atsaką į mūsų pateiktą masalą ir žiūrėsim tada gal reikės ilginti išlaukimus, gal kaip tik trumpinti. Nu, žuvis padiktuos, aš manau, tą permetimo dažnumą. Povilas va irgi jau pradėjo gaudyti. Pirmas metimas irgi pas jį. Mačiau masalas tam užkrovė ant kablio. Tikisi bigo iš karto. Nu, žiūrėsim. Nu va, pirmą karšėką ir aš išsitraukiau nediduką, gal koks 500 gramų, bet nepavyko kameros įsijungti laiku nufilmuoti ir va popeliukas dabar atsidarė irgi su pirma žuvim. Irgi lygiai taip pat karšelis, matau.
Jo, tas standartinis Kauno marių karšeliukas. Nu, bet nieko, mes tikimės, kad ateis į tašką ir didesnių. Nu, paviliukas traukia jau antrą žuvį. O, vėl karšeliukas. Antra žuvis, skirtingų masalų. Povilas dar vis eksperimentuoja. O, pas mane lenkimas gražus. Ir aš turiu žuvį. O, meškeriai baranka. Ką reikia darbuoti. Nu ką, Nerijus traukia. Nu, pagal mane visai ir nemaža. Karšių gražiai. Gražiai priešinasi. O, gražus. O, gražiai, kaip tikras sportininkas. Nu, neblogas, neblogas. Nu, Nerijau, parodom. Kokius. O, gražus. Gražiai Kauno marių žuvis. Sveikinam Nerijų su gražiu laimikiu. O mes ką tik ištraukėm žuvį. Bandysim žiūrėti, kad čia užmaut ant kablio. Kiekvienu metimu bandom pakeisti masalą. Laviruojam su spalvytėm, su uodatruklė lervos, su pinkutėm, su dzikeliais. Šeriklas dar bandom pakaitelioti. Tai va, žiūrim, kas toliau gausis. Nu ką, pas Nerijų šiandien iš tikrųjų kibimai reti, bet kaip užkimba, tai užkimba veršiai šiandien pasi. Turime dar vieną Kauno marių banginį. O, visas net rudas. O, šaunuolis. Šaunuolis Nerijau. Čia jau vadinasi Stasys. Bravo Nerijau. O, parodom žiūrovam. Opa, labai gražus karšis. 2,5 drąsiai. Tai va, o aš, skirtingai negu kad Nerijus, pas mane dažnesni kibimai, bet karšiukai žymiai mažesni. Nu va, pavyko ištraukti taip vadinamą stasiuką. Kas dar nežino, kas yra stasiukas, tai stasiukas yra karšis, kuris yra palei 3 kilus. Tai kas suveikia, tai nuo kabliuko nuėmiau pinkutį, palikau tik 3 matylius ir į šėryklą padaviau tokią košę, pirmą šėryklą košę dziko karpyto, nu va ir atsiliepia ta žuvis. Tai žiūrėsiu, dabar bandysiu kartoti vėl tą patį ir žiūrėsim, ar tai veikia, ar čia tiesiog atsitiktinai tik tais papuolė tas karšys, tiesiog vietoj sukinėjasi ir užkybo. Ką ir gaudom toliau. Nu, einam pasižiūrėsim, ką poviliukas traukia. Sako, nelabai didelė žuvis. Nelabai. Bet žuvis yra žuvis. O, karšeliukas. Kauno marinis, standartinis. Pas mane 3 tokios žuvis, arba net 4, o pas Nerijų 1. Reti kibimai pas Nerijų, bet kaip užkimba, tai stasiukas užkimba. Reikia mokytis imti pavyzdį. Nu va, panašu, kad Povilas užsikūrė taškelį. 2 metimai iš eilės 2 žuvis. Tik aišku, kaip Povilas sako, gaila, kad ta žuvis nėra tokia stambi, bet svarbu veiksmo yra ir svarbu, kad kimba kažkas. Nu, mažiukai, bet dažni, jo.
Su poviliuku sėdėm jau gerą valandą, ir netgi daugiau, pusantros turbūt be kibimų. Kažkodėl tai žuvis įsijungia, bet ir tas oras toks permaidingas, tai saulė išlenda, tai vėl debesėlis užeina, lyt pradeda. Gal tas turi įtakos, bet reikia ieškoti vaistų, o vaistų pasiėmiau. Duosim karšeliui to vadinamo Kauno marių kokso, tai padarysiu jam takelį tokį gražų. Traukinuką galės sutraukti, pažiūrėsim, gal suaktyvins tos karšius. Ką bandom? Nu ką, mano paduotas koksiukas prišaukė 2 žuvytės, 1 karšiukas, o kitą nepakirtau. Tai va, toliau bandau padavinėti jį, žiūrėsiu. Gal čia bus šioks toks raktelis. Povilas irgi jau burtų knygą matau atsivertęs, ten bandau viską, ką tik galima. Jau net kabliuką iki muselinio susimažino, va. Tai gavo kibimą į tokį, blet, gerą, bet pugžlys, dėja. Pasirodo, kad žuvies turbūt taške nėra pas mus. Nežinau, ką čia dar darysim toliau, bet bandysim burti, gal tą žuvį prisikviesim. Nes dabar va lietus užėjo, taip lynoja nestipriai, bet taip krapnoja. Tai dar sėdėt galima. Žiūrėsim, kaip čia toliau gausis mum. Tikiuosi, kad dar mes to žuvies prisikviesim ir dar patrauksim jos. Nes planas yra pažvejoti iki kokio 8 valandų ir nusiminėti. Tai bus kaip tik 3-5 valandų sesija. Tada tikrinsimės, ką čia mums pavyko sugaudyti, o ką dabar einam toliau burt. Nu, Povki kliuvuką gavo vėl, bet vėl nedidelė žuvis, lyg ir sako. Nu va, karšeliukas standartinis. Nu, labai sunkiai. Labai sunkiai. Labai sunkiai. Varstam čia šiandien dėl kiekvienos žuvytės. Kaip per... Na, ir geresnių dienų Kauno mariose, bet sunkiai žvejybos, kaip sakant, grūdina ir įdomesnis. Va, būtent, kad padeda tobulėti tokios žvejybos. Tokie va. Bet laiką leidžiam labai gerai. Jo. Dar va, kiek čia? 3 minutės ir gausis, kad žvejojam jau 3 valandas. Tai nueisiu va iki Povilo stalo. Padarysim tokią reziumė po 3 valandų. Gal šiokias tokias išvadas pasidarysim. Kas čia veikia, kas neveikia. Ant ko, kam kas sukibo. Pasižiūrėsim gal po mūsų apsitarimo. Gal pavyks pataisyti situaciją. Nu va, prabėgo mūsų žūklė su Povilu 3 valandos lygiai. Tai atėjau va pasikalbėti pas Poviliuką, apibendrinti šitų 3 valandų mūsų sesiją. Povilai papasako, kas tau geriausiai per tas 3 valandas suveikė ir išprovokavo karšio kibimus. Iš tikrųjų, tai pagrindinis komponentas šiandien yra numeris 1 matylis. Be jo šiandien žūklė praktiškai neįvyktų. Valandą laiko kažkur apskritai neturėjom kibimų. Buvo toksai momentas. Buvo pasikeitęs oras, lietutis buvo užėjęs, dabar kažkiek tais jau atsigavo, vieną kitą žuvį iškrapštom, grįžo karšelis. Tik tiek, kad tas karšelis toks dydis, blemba. Kaip sako Povilas, 2 bulių karšiukai pradėjo mus atakuoti. Kažkur tie stambieji karšiukai pasitraukė. Bet gal dar jie sujudės, vat, bandom vis aš asmeniškai tašką kraunu, vis matylį, pinkų vis įdedu, bandau va, taip į tą tašką užstambinti tą frakciją, gal to stambesnio karščio ateis truputį vėliau. Bandom, dirbom, dar turim 2 valandas, tai tikrai spausim gazą iki paskutinio, gyvų dar yra. Jo. Bandysim kažkaip laviruosim ir bandysim įkalbėti tą plačią šonį. Jo, nes Povilas liktai sakė, irgi bandė ir labai nusiploninti, ir labai nusimažinti kabliukus, bet jokio efekto. Uždeda, sako, kablį upinį ir vis tiek kimba ta žuvis. Tai pavadėlis tai 0,1, tai 0,14, jokio skirtumo. Jokio, absoliučiai, iš tikrųjų jokio skirtumo. Jo, tai matyti įtakos šiandienos žuvims neturi nei pavadėlio storis, nei kablio dydis, niekas. Tiesiog reikia matyti sulaukti tos valandos X, kada ta žuvis sujudės ir tikimės, kad viena kita užkips mum. Tikimės, 2 valandas dar prieš akį, kaip sakant, dirbam. Ką einam jo, dirb toliau.
Ir žiūrėsim. Porą valandų dar turim, paskui nusiminėsim jau. Norisi kažkaip dar su šviesa grįžti namo. Dar lik ir rodė programą, kad ir lietaus čia turėtų būti 8 val. 9, tai kažkaip norisi dar ir į tą liūtį nepakliūti. Nu va. Vienas iš rimtesnių Povilo karšelių šiandienos. Nu va, padėjo biški gyvų masė jauką. Nusidažė įvairiom spalvom ir Jo. to pasiekoje turime rezultatą. Geras karšiukas, matau, gražus. Pusantriukas tai tikrai. Kas Povilai ant kabliuko suveikia tau? Matyliai, 5 ar 6 matyliai. Matiliukai, nu va, matiliukas sugroja. Graži žuvis. O. Nu ką, baigiam pasirodymą su Povilu. Pagaudėm lygiai 5 valandas, nuo 3 iki 8. Sekėsi, sakyčiau, sunkiai. Sunkiai, tikrai sunkiai. Nesitikėjau, kad taip gali būti Kauno mariose, kai nevaržybinis metas, nėra presingo didelio labai, bet va vis tiek ta žuvis labai vangi buvo. Bent jau mano pastebėjimas buvo toks, kad kol saulėta buvo diena, kol buvo karšta, ta žuvis buvo aktyvesnė ir to žuvies pagavom ir daugiau ir jos didesnės buvo, o po to apsiniaukė, pradėjo lynuoti, tai vėl nelyja, tai vėl lyja ir ta žuvis išsijungė. Jo, ir kas keisčiausia, tai bent jau pas mane skirtingai negu kad pas Nerijų, tai taške karosas pasirodė, gal apie 5 vienetus ištraukiau tų karosų. Kažkaip tai jokia kita žuvis, tik tai karosas. Karosas ir kas įdomiausia šiandien nusileisdavo ir iš karto kibimas. Va, tas va, toks pastebėjimas, sėdė laukia, darai išlaukimą, nieko, kažkaip tai aktyviau pagaudai, tada kažkaip tai ta žuvis duoda žinoti apie save. Jo, ir masalas pagrindinis ant kablio darbinis buvo matyliai. Jo, vienareikšmiškai matyliai, dzika visiškai nereagavo, nieko nenorėjo, kas lieka. Keli 4-5 matyliukai, dar būdavo kartais įjungi kokią pinką, uždėdi dzikelį baltą, dar būdavo pagauni, bet pagrindas tai tik matylis, ten 4-5 matyliukai ir viskas. Bet šiaip rezumė tai tokia, bet nežinau, atrodė lyg tais taip, kaip sėdėtume ant didelio presingo. Reikėjo kažkaip sugalvoti tą žuvį, pagauti, nu taip vangiai atrodo ir tas, ir laineriuoja, ten kažkas vyksta ir bandėm ir plonintis, bet kažkaip mažintis, bet tai žuvis nereagavo visai. Vėl grįžau prie storo upinio kablio, ten ir prie pavadėlio storo ir pradėjo vėl kibti. Nu, įdomi šiandien diena ofise. Jo, ir tikrai. Bandžiau dar keletą romų pabandyti, ten to Kauno marių koksą vadinamą padaviau, tai nu ką žinau, lyg ir suaktyvino tam kartui, bet 2 žuvytės, vieną išsitraukiau, vienos neištraukiau, bet ir viskas, ir tom ir baigėsi. Vat, toks vaizdas, kad kažką vat, paimi, padarai kitaip, biški kažką naujo, uždėdė ant kablio ar į jauką, kažkoks atsakas yra žuvies, o paskui gali vėl kartuoti tą patį, nepagausti. Tai tokia įdomi šiandien žvejyba. Kaip Povilai tau pačios Kauno marios ir šitą vietą? Nu, norėčiau sugrįžti, tiesą pasakius, antrą kartą čionais ir bandyti kažkaip tai gal išspausti geresnį rezultatą negu kad šiandien. Tai kažkaip iki rudens, nežinau, ten iki kada. Dar laiko yra, manau, kokį rugsėjį dar atvarysim, rugsėjo pradžią dar kai šilta. Bandyti čia kažkaip tai nežinau, toj bandysim ištraukti žuvį, pasižiūrėti, ką čia mes pagavom, bet norėtųsi kažkaip tai revanšo ir grįžti į šitą vietą ir dar kartą kažką padaryti, galbūt kitaip, galbūt kitus jaukus susimaišyti. Va, ko neturėjom, tai kasterį neturėjom, tai šiaip slekučių irgi neturėjom, bet kažkaip aš imponuoju, kad tie gyvi nebūtų davę kažkokią apčiuopiamesnę rezultatą. Jo, einam pasižiūrim, ką pavyko sugauti, pasidžiaugiam žuvim, pasidarom atminčiai keletą nuotraukų ir kai visada žuvytę paleisim atgal. Taip, tikrai taip, suteiksim antrą šansą joms gyventi, o kaip kitaip. Nu ką? Daugiau triukšmauja negu kad yra. Iš tikrųjų, va, galim parodyti. Nu, Povilo laimikis. Šiandienos laimikis.
Žuvytė graži, o tą vieną karšelį savo parodyk didžiausią. Didžiausias, ko gero, Šitas, gal toks šitas. tamsesnis. Pajodavęs jau toks. Jo. Kaip ir minėjau, užpuolė mane Karosiukai. karosiukai, netikėtai iš tikrųjų. Vienas karosiukas, antras, trečias, va, ketvirtas yra. Tai va, sunki žvejyba, bet galiu pasakyti, kad sunkias grūdina, taip ir turi būti. Nu, kaip ir visada, suteikėm žuvį antrą šansą, padėkokim, kad neužkybo. Ir ate, iki kitų kartų kaip žuvytė. aš sakau, pakvieskit tėtį ir mamą. Nu ką, dabar einam pasižiūrėti Nerijaus laimikio. Šiandien galiu nukelti kepurę. Prieš Nerijų big fishų pasidaugiau, žuvies daugiau ir jinai gražesnė. Žuvies tai gal nedaugiau, Bet jos yra gražesnės. tik tiek, kad gal jinai didesnė, bet jos tikrai nedaugiau. Nu va. Nu, Irgi triukšmo daug. triukšmo daug. Bet va, vienas iš vis va, kaip matot, blieka labai rimta. Tokia va žuvytė pas Nerijų. Vienas karšis tikrai vertas nuotraukos. Va, turim tokį gražų, nu, sakyčiau tikrai trofėjinis karšis. Žuvytę, kaip visada, nešam paleisti. Karšelis atsigavo. Šitas dičkis atsigavo. Mažuliukai ir taip gyvi. Plaukit. Nu va, ir Bonusinis. šitas stasiukas irgi va. Leidžiam pratęsti giminę toliau. Taip, ir paprašysim jo tėtį su mama pakviesti, kad kitą kartą užkiptų dar didesnis. Jo. Nu ką, ačiū už žūklę, Jo. šauniai Geras praleistas laikas. Jo, gerą turėjom žūklę. Iš tikrųjų, smagiai pagaudėm. Nepamirškit prenumeruoti kanalą. Sekite mūsų laidas toliau. Ką, ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio.